Tai tema, kaip pradėti vadovo kelionę tinkamai. Taip, tai pirmiausiai, mano nuomonė, reikia suprasti ir žinoti savasis vertybės, apie ką aš esu, koks aš esu ir kokiomis vertybėmis vadovaujuosi. Ir vertybės, kokiomis aš vadovaujuosi, tai nėra tolygų vertybėmis, ką man primeta aplinka. Nes ką dažnai girdžiu ir matau iš žmonių, kad mano vertybės yra tas. Kaip pavyzdys šeima, finansai ir dar kažkas. Bet kuomet pradedam gilinti su žmogum į tikrasias vertybės, kurios jau yra šiuo momentui pas žmogų, o kaip mes galim tai išsigryninti iš to, ką žmogus dabar daro, kokius veiksmus daro ir kur jį link juda, tas ir atsispindi mūsų vertybės tuose veiksmuose. Tai dažnai būna, kad žmogus galvoja savo apie vertybės to, ko norėtų turėti, bet ne apie tai, kas yra iš tiesų. Jisai, kaip pavyzdys, man vertybė šeima numeris 1, bet aš sėdžiu darbe, dirbu viršvalandžius iki vėlumos. Tai apie ką tada vertybė šeima? Jeigu ši vertybė šeima, tai tada pirmoje vietoje dėmesys ir laikas bus skiriamas šeimai, o ne darbui. Tai gaunasi, kad žmogui yra tikroji vertybė ar darbas, ar finansinė nepriklausomybė, ar tie patys pinigai. Čia vėlgi jau lendant giliau galima išsigryninti. Kodėl taip sakau? Nes žmogus dirba daug. Dėl ko dirba daug? Arba jam labai patinka darbas, jeigu tai yra vadovas ar verslininkas, arba nori uždirbti labai daug pinigų ar vis daugiau pinigų, svarbu vertybė yra pinigai, arba yra išsikėlęs tikslą, kad aš dabar pavarysiu 5 metus daug, bet paskui būsiu finansiškai laisvas ir tada nebedirbsiu. Tai apie tai yra vertybės. Ir jeigu žiūrint, kaip žmonės sako, tai jeigu aš išsigryninau savo vertybės, tai jos visą gyvenimą pas mane bus tos pačios. Ne, tikrai ne. Taigi vertybės keičiasi, jos gali būti tos pačios vertybės, gali keistis vietomis, arba laiko einant gali visiškai keistis vertybės. Dėl ko? Dėl to, kad mes su kiekviena diena visi gauname naujų patirčių, naujų žinių ir mes keičiamės. Tai automatiškai keičiasi mūsų mindsetas ir keičiasi mūsų vertybės. Tai aš visą laiką rekomenduoju žmonėm pradžioje išsigryninti savo vertybės, kad suprasti, kas aš esu, apie ką aš esu ir kodėl aš veikiu taip, kaip aš veikiu. Kai tą žinau, tada man ir paprasčiau yra suprasti mano veikimo modelį. Kaip pavyzdys, mano vertybė numeris 1 šiuo metu yra mokymas ir mokymasis. Tai apie ką tai? Man patinka mokytis, semti, gauti žinių ir patinka dalintis tomis žiniomis su kitais žmonėmis. Ir aš suprantu, kad tai yra mano šiuo metu vertybė, kurią aš vadovaujuosi. Ir aš visiškai nesiparinu dabar dėl to. Kai anksčiau aš to, kai nesupratau, gal man pasakydavo, tai kam tu tiek mokaisi, nuo ko tu bėgi? Ir galvoju, jo, turbūt bėgu nuo kažko. Bet dabar, kai suprantu, tai aš galiu sakyti, mano vertybė šiuo metu yra tai. That's okay. Tai va, tai manau, pirmiausiai žinoti vertybės, žinoti, suprasti save ir apie ką aš pradžioje viso kelionės. Tai iš tikrųjų tai puikiai labai pradėjai, nes kiek man pačiam teko susidurti savo kelionėje, kiek pačiam teko dirbant su verslais, yra toksai vienas pagrindinių dalykų, ką aš žiūriu, tai kaip ir įvardinai, kodėl aš esu toks, koks esu, kodėl aš tokius sprendimus priimu. Tai pirmas mano galbūt tas esminis dalykas šitam sprinte vadovų ir būtų, kad suprasti, kodėl tu esi toks vadovas, koks esi. Ir netgi tam pačiam kontekste vertybių, kodėl būtent yra tokios vertybės, kokias tu turi. Tai sakykime, šeimos vertybė. Ir šeimos vertybė apskritai jinai yra tokia, tu prasme, kaip iš savęs pati kaip primesta. Nes tai yra tiek jinai yra mūsų socialiai įgraviruota, kad vien pats faktas, jog tu neįsivardinsi šeimos kaip vertybės, tai toks kaip, sakykime, kažkoks tais, nežemiškas, ne visuotiniškas žmogus. Ja? Ir
toje vietoje aš labai žiūriu į tą, o ką tau konkrečiai reiškia ta vertybė, iš kur jinai kilo, koks yra tas poreikis. Nes mes galime turėti šeimos vertybę iš gausos ir mes galime turėti šeimos vertybę iš trūkumo. Tai sakykime, jeigu žmogus būdamas ankstyvam gyvenimo etape, jisai neturėjo šeimoje saugumo, jo, tai jisai dabar gali per paranojinį saugumą, per kažkokį paranojinį rūpestį, jisai gali tą šeimos vertybę siekti integruoti per kažkokią tais kontrolę galbūt didelę, per kažkokį tais, sakykime, per kažkokius suvaržymus, per kažkokius tais neprioritizavimus, nes labai davai gerą pavyzdį dėl to laiko dirbti iki išnakto, ne? Tasme, kartais vertybės, kaip ir įvardinai, jos keičiasi, tai aš vardinčiau dar tokį formatą, kad vertybės kartais cirkuliuoja pačios iš savęs. Tai jeigu paimtume vertybių hierarchiją, jeigu ten pagrindinė vertybė yra, sakykime, sąmoningumas, ar ten mokymasis ir mokymas, ar kad ir pati šeima, ir tada ten, sakykime, gerbuvio kūrimas, ten šito turto kaupimas kažkoks tais. Tai tos vertybės prioritetai, pavyzdžiui, penktadienį, ne, tavo užduotis susikaupia iki tiek, kad jeigu tu to nepasidarysi, kažkas bus, ne? Tai automatiškai, ar tu dirbdamas ilgą vakarą ir ten neidamas miegot kartu su šeima, ar tu pamini savo vertybę? Na, galbūt galima būtų ir taip įvardinti. Tačiau iš kitos pusės tai taipogi yra prioritizavimas. Ir šitoj vietoj, kad mes kaip vadovai prioritizuotume tinkamai, mums tada ir atsiranda refleksijos momentas. Kodėl aš priiminėju tokius sprendimus? Tasme, kokia emocija, kokia logika varo šitą sprendimą? Ar tai yra tikrai taip būtina, kad aš keičiu vertybinį prioritetą? Tasme, ar tai yra tokio prioriteto lygio, kad man jau reikėtų keisti tame momente tą vertybės hierarchiją? Ar aš čia tiesiog kažką kompensuoju, kažką bandau savo įrodyti? Tasme, tai šitoj vietoje aš labai žiūriu į tą patį esminį dalyką. Iš kokių įvykių susiformavo mūsų tos vertybės? Ką mes bandome čia, kokią mes čia erdvę bandome užkimšti, ar kokią gausą mes čia bandome sukurti? Tai čia mano būtų toks pirmas esminis. Aš dar papildyčiau, kai žinom tas vertybės, dar duoti savo klausimą, prasičekinant, ar tikrai ta vertybė yra mano, paklausiant, užduodant savo klausimą, o ką jinai man duoda, ką aš gaunu iš tos vertybės. Todėl dažnai klientam rekomenduoju, nes daug yra N pratimų, visokių metodikų, kaip išsigryninti vertybės, bet visą laiką rekomenduoju pasidaryti su kokiu ar psichoterapeutu, ar coachu, ar kažko, kad dar pačialendžintų iš kitų įvairių kampų pasitikrinti, ar tikrai tos vertybės yra. Nes dažnas iš mūsų, darant eilinį tą patį pratimą, dažniausiai pasirenkam tai, kokias norėtume turėti vertybės. Ir atsakyčiau, pereinant iš vertybių, labai gerai užkabinai tas irgi iš darbas vėlai ir prioritetų dėliojimasis, tai į kitą temą, kurie jau, sakyčiau, einant giliau, yra tas pats laiko planavimas. Kai yra įprasta, aš atsimenu iš vaikystės, galvodavau, kaip yra afigienai ir aš būsiu krūtas, kai aš pasakysiu, kad aš neturiu laiko. Ir ta prasme, aš visą laiką kurdavau savo istorijas, kaip aš dabar galiu pasakyti kitiem, kad aš neturiu laiko kam nors. Nes tada aš būsiu labai geras, kietas ir tas man buvo, kai pradėjau užimti vadovo poziciją, aš neturiu laiko. Bet tai yra tiesiog iliuzija. Nes pažiūrėjus į pasaulinio lygio, ta prasme, žmonės, kur pasiekia yra daug. Taigi visi mes turime tas pačias 24 valandas per parą. Ar jie turi daugiau? Nu ne, turi tas pačias 24 valandas per parą. Kaip ir aš, kaip ir tu, kaip ir visi kiti. Tik tai yra tas, kur mes skiriame savo fokusą ir ką mes skiriame savo dėmesį. Vėlgi, tie patys prioritetai. Tai kaip yra labai gera formulė, kaip sakom, metodika 80-20. Tai 20% mūsų atliekamų darbų sukuria 80% vertės, o tik likę 20% tų 80% darbų sukuria 20% vertės. Tai tas ir yra, ką mes skiriam savo dėmesį
savo laiką, iš to mes ir turim rezultatus. Bet kas įdomiausia yra tai, kad mūsų smegenys, vėlgi čia jau nenori išeiti iš komforto zonos ir renkamės dažniausiai darbus, kurie yra mums malonus ir patogus. Ir ne visą laiką tie darbai sukuria didžiausią pridėtinę vertę. Tai kalbant apie tą patį laiko planavimą, kaip man žmogus pasako, neturiu laiko, nebaudinėk nei savęs, nei manęs. Tai tas pirmiausiai užduoda klausimą, ar planuoji savo laiką. Ir žmogus sako, nu jo, neplanuoju, jeigu reikėtų planuoti. Tai apie ką tada kalbame? Kaip tu gali kažką tai sukurti, jeigu tu gyveni chaose. Pavyzdys labai elementarus, vakar turėjau susitikimą su nauju klientu, kuris yra įmonės vadovas ir sako, įmonė nieko, 5 metai mes nieko nepasiekėm, straglinam. Ir paklausiau, kaip tu planuoji laiką? Ne. Tai ką tada gali pasiekti žmogus, kuris neplanuoja? Jis biški ten, ir jeigu vieno darbo neužbaigia kito, nu tai išsitaškai ir viskas. Ir tada tas chaosas, kažkur kažkas pasilieka, iki galo neužbaigti darbai, o jeigu darbas iki galo neužbaigtas, tai ir nėra rezultatų. Tai tas prioritetai, ką mes skiriame savo dėmesį, ką mes skiriame savo laiką, tas ir duoda mums rezultatus. Tai tas pats laiko skirimas ne tik darbui, bet reikia rasti laiko ir savo, ir poilsiui, kokybiškam poilsiui, ir šeimai, ar hobiam, ar panašiai, kad būtų visame kame balansas, kad mes jaustumėmės patys pilni. Nes vėlgi sugrįžkime kaip ir vertybės, sugrįžkime pirmiausiai, pradėkime nuo savęs. O dažnas iš mūsų norim pakeisti kitus, bet pamiršdami save. Tai pirmiausiai pradėkime nuo savęs ir tada viskas keisis. Tai čia žengiu į antrą iš savo pusės esminį, tai atsakomybė. Nes kaip vienas iš Shark Tanko buvo pas CEO dienoraščio podcaste. Ir jisai davė pavyzdį konkrečiai, kuom skiriasi signalas nuo triukšmo. Ir jis davė 2 žmonės, tai kaip pavyzdžius. Tai Steve'as Jobsas ir Elonas Muskas. Sako, Steve'as Jobsas turėjo tokią kaip paprastą struktūrą. Pas jį 80% signalas ir 20% triukšmas. Tai reiškia, 80% laiko jisai būdavo pilnam, tai prasme, fokuse į konkrečias užduotis. Ir jo pagrindinė logika buvo, sakykime, yra 3 pagrindiniai judantys faktoriai, kuriuos šiandien privalome padaryti, nes tai padarys didžiausią judesį į priekį. Ir visa kita yra papildomi dalykai. Ir ką jis įvardino, sako, kad kas dar labiau yra susikoncentravęs, vienintelis žmogus, ką jisai pažįsta, tai Elonas Muskas. Ten yra absoliučiai 100% signalas ir jokio triukšmo. Ir aš kažkokiam tais video buvau matęs, kaip kalbėjo apie tai, kad ten jo diena yra suplanuota 5-10 minučių intervalais. Ir, žinai, žiūrint iš tos pusės, ta prasme, čia yra įgyvendinimo lygis. Kiek tu turi tos komandos, kiek tu turi tų tokių resursų, kiek pas tave yra visą tai, ant kiek tai gali būti sustiguota. Bet kad tai įvyktų, kad, ta prasme, net elementariai, kad suprastume, kodėl mes esame tokie vadovai, kokie esame, ne? Kad mes galėtume pažinti ir suprasti savo vertybės, mes turime įsiintegruoti besąlygišką atsakomybę. Ir yra tokia kinų berods patarlė, kad jeigu kaltini kitus, tai tavęs laukia ilgas kelias. Jeigu kaltini save, tai tu jau praėjai pusę kelio. O jeigu nekaltini nieko, tai tu jau atvykai. Ir ta patarlė man tokį šiek tiek gal įneša nedualumo momentą. Tai reiškia, kad ta prasme, mūsų aplinkoje vykstantis dalykai, jie iš savęs nėra nei geri, nei blogi. Mes bet kokiu atveju kaip vadovai einam, sakykime, tokios aukščiausios tiesos link. Link to, kas tuo metu atrodo teisingiausia mums, mūsų komandai, projektui, vizijai. Ne? Ir šitoj vietoje, ta prasme, yra toks didelis barjeras daugeliu atveju, kad, sakykime, kai kažkas nutinka,
Vietoje to, kad mes padarytume pilną refleksiją, mes kartais ieškome būdo nusimesti, sakykime, įvykių atsakomybę, kad galbūt kažkur nėra išsigryninti protokolai. Galbūt mes patys kaip vadovai parodėme kažkokį tais netinkamą pavyzdį. Na, sakykime, reguliarus vėlavimas, jo, sakykime, reguliarus nutraukimas nuo darbų žmonių, reguliarus, sakykime, prieštaravimas kitiem vadovam, kurie ten, sakykime, po tavim yra ir panašiai. Tasme, tai yra tiesiog, na, veiksmas atoveiksmis, jo, bet pats principas, kur va tos vertybės ir ta mūsų vadovo tapatybė, jinai įsitvirtina ir kur tas prioritizavimas ir laiko valdymas ateina ten, kur mes prisiemam atsakomybę. Kai mes prisiemam atsakomybę už tai, kas esame, kodėl esame tokie, kokie esame, kokie čia faktoriai, varikliai čia pumpuoja mūsų tą veiksmą, ir va tada atsiranda toks, kodėl aš savo laiką skiriu čia? Ar tai yra tikrai taip svarbu ir ar tai yra būtina? Ar tai turėtų būti išdeleguota ir aš tiesiog tai darau dėl to, kad aš kažkuom nepasitikiu? Tai va čia būtų va tas, jo, antras iš mano pusės. Atliepiant labai gerai atsakomybę, irgi tas yra svarbus momentas. Man dar tas labai, žinai, palyginimas Jobso, kur 80% buvo fokusas ir ten tik tai tas triukšmas 20% ir Muskas. Tai sakyčiau, iš Jobso perspektyvos man tai labiau rezonuoja ir labiau priimtina yra, nei kaip, pavyzdžiui, iš Musko. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu mes 100% tik susifokusuosim, tai gaunas toksai, kad kontrolė, 100% visko kontrolė ir nėra nei šiek tiek vietos laviruoti ar kažkur tai nukrypti ar tiesiog. O kai nuolat įsitempęs vadovas ir kontroliuoja, tada sukontroliuoti visas kolegas, aš geriausiai viską žinau, čia be manęs viskas griūtų, tai kas tada gaunasi, kad vadovas pastoviai įsitempęs, nuolatiniam strese, dirba daug, nes tik tai jisai gali padaryti, jokių atostogų, nes išeis atostogų ir viskas sugrius, tai yra ne apie vadovavimą. Man tai yra apie vadovavimą, kad būtų ir to balanso, ir to laisvumo laviruoti. Tai va, kas liečia, tada jau ten toliau einant delegavimas, pasitikėjimas komanda ir toliau. Bet to pačiu dar noriu atliepti apie tą pačią atsakomybę, ką užsiminė irgi labai gera tema, kad čia jinai dar turbūt ją išplėsti irgi galima, kaip ir kiekvieną iš tų temų išplėsti galima būtų, bet atsakomybė prieš kitus ir prieš save. Nes kiek aš, pavyzdžiui, dirbau su klientais, dažniausiai paklausiu žmogaus apie atsakomybę, tai didžioji dauguma įvardina ten, jeigu sakau, paklausiu, įsivardink nuo 1 visai prastai iki 10 puikiai, tai būna 8-9. Ir jeigu paklausiu, o kiek keliais balais vertintum atsakomybę prieš save, dažniausiai žmonės sutrinka, ta prasme. Nes ne tai, kad niekas, mažai kas galvoja apie atsakomybę prieš save. Dažniausiai mes buvom mokomi nuo mažų dienų atsakomybę prieš kitą, pasakėjai, pažadėjai, tai ištesiek ir panašiai, nevėluok ir panašiai, o kur atsakomybė prieš save? Ir tada žmonės, o tai kas yra atsakomybė prieš save? Tai aš galiu pasakyti iš savo asmeninio pavyzdžio, man prireikė kelių metų, kol aš supratau tikrąją atsakomybę prieš save. Tai kai pavyzdys tik pradėjau suprasti atsakomybę prieš save, tai būdavo, leiskim, 4:30 keliuosi, kad važiuoti į sporto salę. Suskamba žadintuvas, 4:30 aš kaip kareivukas šoku iš lovos, rengiuosi ir važiuoju. Nors man kūnas sakydavo, reikia poilsio, reikia miego. Aš nuvažiuoju, nesvarbu, kaip ten sportuoju, visą dieną, prasme, dužęs, lūžęs, kiti darbai nesidaro, nes neturiu jėgų, noriu miego, bet ne, aš sakydavau savo, įtikindavau, jeigu aš savo pažadėjau, kad 4:30 kelsiuos, tai aš ir keliuosi. Tik tai po kokio pusmečio ar metų, dar labiau gilindamasis, aš supratau, kad tikroji atsakomybė prieš save yra suprasti ir pajausti,
man suskambo žadintuvas 4:30, kartais aš prabundu žvalus ar net prie žadintuvą ir gerai, o kitą kartą aš, ta prasme, galvos, pagalbės negaliu pakelt ir suprantu, kad man kūnas duoda signalą, kad man reikia poilsio. Ir vat, aš priimdamas sprendimą, taip, man reikia poilsio, okei, aš tada perkeliu žadintuvą vėlesniam laikui ir dar miegu. Ir va tikroji atsakomybė prieš save, kai aš leidžiu savo nebūtinai padaryti tai, ką aš jau susiplanavau, bet laviruoti, tos laisvės pasilikus, kad galėčiau laviruoti. Nes, kaip pavyzdys, jeigu tas einu ir stumiu save, kaip sakau, daužau galvą į sieną, bandydamas pramušti skylę, kokie rezultatai. Aš pastebėjau vien iš savo patirties, kad kitą kartą geriau yra skirti laiko poilsiui, o kitą dieną paimti, pailsėjus padaryti daug daugiau darbų per tą patį laiką ir kokybiškiau, nei kad būčiau, kaip pavyzdys, daręs vakare darbus ten iki vėlumos ir būtų rezultatas prastas arba ilgiau užtrukęs, nei kad aš tą laiką būčiau skyręs poilsiui ir kitą dieną paėmęs skyręs valandą vietoj 3 vakare ir pasidaręs geriau ir kokybiškiau tą patį darbą. Tai va tas atsakomybė prieš kitus ir nepamirštant atsakomybės prieš save. Puikiai. Tai vat, kai įsivardinai porą pavyzdžių dėl to pačio išlaviravimo, tai reiškia, kad, sakykime, jausti save, reflektuoti, ne? Tai va toje vietoje aš panaudosiu tokį įdomų pavyzdį. Aš, kaip, sakykime, po 12 metų, kai grįžau į Lietuvą, mes atvažiavome su kolega prie katedros aikštės, ten yra Vilniuje toks parkingas, tas grinai priešais katedrą. Ir stovėjo policijos automobilis. Ir ten kažkoks ženklas su kažkokia mašina ant to ženklo. Nu, tikrai nežinom, ką tas ženklas reiškia. Ir mes, kai važiavom, prisiparkavom ir einam link parkingo to stovėjimo aikštelės, to apmokėjimo tos būdelės. Ir matau, kad pareigūnas nusileido langą ir žiūri taip į mane, toks žvilgsnis. Ir aš einu tiesiai į jį, sakau, kažką norit pasakyti, matau? Sako, nežinau, ar pasakyti, ar protokolą išrašyti. O, sakau, dar ir taip, sakau, labą dieną. Tai sakau, už ką protokolas? Tai sako, ženklų nematot? Sakau, tai čia sakau, šitas ženklas, sakau, ką jis reiškia? Sako, tai nežinot. Sakau, nežinau. Sako, tai nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Tai vat, su tuo momentu norėčiau ką tokį pridėti, jog, tasme, apskritai kaip vadovai, kaip lyderiai, kaip žmonės, mes turime tam tikrus dalykus savyje, kurie yra, sakykime, savotiška mechanika. Tai vat, pavyzdžiui, davai pavyzdį dėl atsikelimo, ne? Ir žinau, kad šitą dalyką dar nemažai žmonių praleidžia, jie jo nežino. Tačiau mūsų smegenys miega intervalais. Bet čia kaip pavyzdys. Tai reiškia 1,5 valandos intervalais. Ir tikrai yra buvę, aš tuo nesididžiuoju, kad kurį laiką miegodavau ir po 4,5 valandos į dieną. Ir tas, prasme, nėra visiškai sveikas dalykas. Visiškai tame nieko sveiko nėra. Čia yra gal 1% ar 0,1% tokių žmonių pasaulyje, kurie ilgą laiką gali tiek laiko miegoti ir jie pilnai funkcionuoja ir jų tai kažkaip tai ypatingai neįtakoja. Čia, genetika. Bet tipiškai, ta prasme, sakykime, 8 valandos ir netgi tiksliai nėra 8, o 7,5. Kodėl? Nes kai mūsų smegenys miega intervalais, yra tokia būdraujimo būsena, kur mes tik įmyginėjame, ir yra gilaus miego būsena. Ir tada yra tas nubudimo momentas, ir jeigu mes tame prieš nubudiminę momente mes atsikeliame, tai mes visuomet, ar 3 valandas, kiek yra buvę, kad, sakykime, skrendu naktį kažkur tais, anksti išvažiuoti reikia, ir miegi ten 1,5 valandos ar 3 valandas, tai aš darydavau labai paprastą matematiką. Tai reiškia, man užmigimui kažkur tais, 20 minučių. Aš taip primetu, kad 20 minučių. Ir viskas, aš pasiskaičiuoju, jeigu už 1,5 valandos galiu miegoti, vadinasi, aš turiu miegoti valandą 50 nuo atsigulimo momento. Taip ir nusistatau žadintuvą. Ir 99% atvejų atsikeli, prabundi, lik jau nemiegojai. Ir jautiesi labai gerai pamiegojęs.
Lygiai taip yra, pavyzdžiui, su tuo vadinamu power napu, jėgos mėgojimu, ne, nu taip, vardinkim, 20 minučių. Tai, pavyzdžiui, vat yra kas, neatsimenu, kaip tas metodas vadinasi, bet ten netgi kūrybinė būsena pasiekiama, tam tikros idėjos ateina, ne Elonas Muskas, o Nikolas Tesla, Edisonas darė panašius metodus su šaukštu rankoje, su metaliniu kamoliu rankoje. Tai yra tas momentas, kur kūnas pilnai pradeda įmėginėti ir pasileidžia sunkus daiktus, kuris ten nubudina. To pakanka, kad aktyvuoti parasimpatetinę nervų sistemą to laiko, kad įsijungtų tas poilsio ir virškinimo, sakykime, rest and digest tas mechanizmas ir leistų pailsėti. Tai kokia mano viso to, ką aš sakau, mintis, yra ta, kad vadovai, ta atsakomybė prieš save, tu labai gerai pabrėži. Tai reiškia, ta atsakomybė prieš save net leidžia nuo nežinojimo. Dėl to aš daviau tą pavyzdį su policija. Nes iš esmės, ta prasme, mes esame žmogaus patirtyje. Žmogaus kūnas turi savo funkcijas, turi savo biologinius mechanizmus ir taip toliau. Jeigu tu atsikelsi iš pačio ryto, sakykime, po to, kai jau saulė pakilus, pas tave pakilęs kortizolis, tu dar iššauni ten kokios kavos, pas tave dar labiau pakyla tas kortizolis, ne? Jis buvo tokie elementarūs dalykai. Ir tada pas tave prasideda dopamino šokinėjimas. Visą dieną kažkoks kaip nesavas. Dėmesys šokinėja, įtampa lengviau jaučiasi. Ir tai yra ne dėl to, kad tu kažko tais nesusivaldai ar ten neprireflektavai, o tai yra dėl to, kad tavo organizmas bando atstatyti balansą. Tai va tas, galbūt, sakykime, kažkoks tais tame bendram maste ignoravimas įpročių, ignoravimas mūsų mitybos, sakykime, to gyvenimo būdo, ne, mūsų vakaro gyvenimo būdo, galbūt netgi natūralaus ritmo, kaip pavyzdžiui, eiti miegoti tam tikrų laikų ir keltis tam tikrų laikų, kas yra labai galingas dalykas. Tai keltis prieš saulę, pavyzdžiui, tasme, čia yra, žinai, galbūt šiek tiek ten mitais apipinta, bet organizmas turi savo ritmiką ir jeigu mes tos tokius dalykus pritaikytume, kaip ir sportas, ne visada jisai yra reikalingas valandos 2, jisai gali būti 15 minučių. Ir čia va tas toksai, kur mes galime įvardinti kaip, sakykime, atsakomybės prieš save balansas. Tai reiškia, aš buvau numatęs šiandien jėgos treniruotę, ten tarkim, jinai truktų 2 valandas. Tačiau susidėliojo taip reikalai, kad aš tiesiog negaliu atlikti tos treniruotės pilnu mastu. Ne? Tai aš ją galiu persikelti į kitą dieną. O ką aš galėčiau pasidaryti šiandien? Galbūt aš galėčiau pasidaryti aukštų intervalų treniruotę, kuri trunka 15 minučių. Ar ten kažkokią kovą su šešėliu, kad mane prasijudintų ir tokia biški, kaip sakyt, kraują pracirkuliuotų. Tai va tas mechanikos susipažinimas su savimi, kas tau tarnauja, manau, būtų vienas tokių momentų į vadovų sėkmę. Pas tave dar vienas yra šitam sprintui. Oi, tai dabar, aš jau kažkaip galvoju, kad einam į pabaigą. Jo, tai čia ir gaunas jau, tu uždarysi šitą sprintą. Tai va tas pažinimas apie save, kai va ir pasakėjai susidėliojimas, tas miego ritmas, viskas, tai aš sakyčiau vėlgi apie tą patį laiko planavimą. Tai ką dažnai žmonės daro, planuoja tik tai savo darbo laiką. Aš visą laiką rekomenduoju planuoti savo dieną. Tai planuotis, kaip ir planuotis planuojamės savo metinius tikslus, tai įsitraukti iš karto, kada atostogausim, kada kažkur tai keliausim ir planuotis ir savo dieną, nuo kada atsikeliu iki kada einu miegoti. Tai tas yra labai svarbu, kad irgi paminėjai ir įpročius, kur dar viena plati tema yra ir paskui vėlgi tie patys tikslai, bet jeigu apsistojant ties tuo pačiu laiko planavimu, tai aš rekomenduoju žmonėms pasidaryti savo laiko auditą, kad pasižiūrėti, kur yra laiko vagys ir kam aš skiriu daugiausia laiko, kada aš einu ilsėtis ir kada aš, pavyzdžiui, keliuosi. Ir kiek aš per dieną laiko praleidžiu tiesiog scrollinamas telefone, be tikslo. Ar žiūrėdamas televizorių,
ar dar kažką darydamas, kažkokius veiksmus, kurie manęs neveda mano tikslo link. Ar ten tam pačiam galbūt darbe, kiek laiko aš gesinu gaisrus. Tada galima paieškoti priežasčių, dėl ko tie gaisrai kyla ir kaip tada užkardyti, kad jų nebūtų. Ir būtų galima laiką skirti kažkiem kitam. Ir va, kaip paminėjai irgi apie tos 3 pagrindinius darbus, ką pasidaryti, tai aš irgi visą laiką rekomenduoju, kaip ir su savo mentorium dirbau, išsikelti pirmiausiai dienoje 3 svarbiausius darbus, nuo kurių pradėti savo dieną. Kuriuos pasidarius, tada jau darytis, jeigu liko laiko, kitus darbus. Bet tie pirmi 3 darbai, tai yra iš to 20%, kas sukuria didžiausią pridėtinę vertę. Ir nesvarbu, man labai, aš netgi ant savo telefono užsklandos turiu, nežinau, ar čia matysis, nelabai matysis, bet yra ant mano mentoriaus pasakyti žodžiai. Jeigu noriu turėti tai, ko dar neturiu, tuomet reikia daryti tai, ko dar nedarau. Ir daryti tuomet, kada reikia, nepriklausomai nuo to, noriu ar ne. Ir dabar perskaičiu, man šiurpas per kūną perėjo, nes tai yra esmė, kad jeigu noriu turėti, tai ne visą laiką darysiu, reikės daryti tai, ką aš noriu daryti, kas man patogu, kas man faina ir malonu. Ne. Tai tas pats yra ir į augimą, ir į savo mindseto keitimą, ir toj pačioj įmonėje kažkokių sprendimų priėmimą, ar verslo kūrime. Ne visą laiką viskas bus fainai, norint pasiekti tikslą. Aišku, reikia žiūrėti, jeigu ten prieštarauja mano vertybėm, tada klausimas, ar tikrai ta sritis yra, ar ta niša yra mano, ir ar tai apie mane yra. Nes vėlgi sugrįžtant, jeigu apie verslo kūrimą, kaip žmonės dažniausiai kūrė verslą, nors, vadinkim, tikrai ne visi gali būti verslininkais. Ir galbūt žmogus kūrė verslą, nes kažkas aplinkui, draugai, ten pažįstami kūrė. Ir man reikia. Bet galbūt, ta prasme, gali būti labai geras specialistas savo srities ir uždirbti dar daugiau pinigų, nei tu būsi verslininkas. Ar tu gali būti aфиgenas vadovas, bet ne įmonės savininkas ar akcininkas. O gal kaip tik tu gali būti aфиgenas įmonės savininkas, akcininkas, bet ne amatininkas ar ten savo srities specialistas. Tai va, vėlgi čia sugrįžtant ir prie tų pačių vertybių ir visų temų, ką mes šiandien apkalbėjom, išsigryninti, apie ką aš esu ir kur link mane veda ir kur aš noriu iš tiesų nueiti iš savo vidinio vedimo, ne iš proto. Nes dažnai darom sprendimus iš proto. Čia, kad taip reikėtų. Iš išskaičiavimo savotiško. Taip, iš išskaičiavimo. Vakar dalinausi irgi postu, kuris man labai surezonavo tema apie drąsą, kaip jauni žmonės, kurie turi dar mažai patirties gyvenimiškos, eina vabank, šovė galvą, einu ir darau. O kuo mes tampame vyresni, daugiau patirties įgyjame ir daugiau lendame į savo protą ir tada prasideda kūrimasis. Man tas vidinis dialogas, man nepasiseks, aš čia nepadarysiu, ar dar kažkas. Čia nenoriu užsiplėsti, nes dar vieną temą užkabinau. Tai gal kitam kartui, bet taip, apie tas sakykime, suglaudus, vėlgi sugrįžtų apie tą savęs pažinimą, savęs supratimą. Tai ką dabar supakavai, labai gražiai susumavo didžiąją dalį mūsų pokalbio į tokį kaip trumpą konspektą ir ką aš dar norėčiau, Leonardai, iš tavęs paprašyti, tai ar tu galėtum auditorijai, kuri žiūri, į kūrėjų klube, YouTube'e, ant tavo sienos, ant mano sienos, ar galėtum prisistatyti ir pasakyti, ką tu darai ir kuom tu šiai dienai jiems padedi? Tai aš, kaip manęs paklausiu tokio klausimo, aš pirmiausia sakau, kad aš esu tėvas, tuomet esu vadovas, coachingo specialistas ir mentorius. Tai ir padedu vadovams,
žmonėms siekiančiams tapti vadovais ar įmonių savininkams suprasti save, sugrįžti į save, suvokti, kas aš esu, apie ką aš esu ir tuomet tada eiti per saviugdą, tada siekiant savo tikslų, savosios vizijos link. Tai nėra tik tai apie KPI'sus ir kodėl, pasakysiu iš savo patirties, kuomet aš pats pradedu nuo savęs keistis ir suprasti daugiau, tada ir tie KPI'sai tampa, kuriuos galiu išsikelti šiam momentui, jie taps mažareikšmiai, kai aš pasikeisiu ir suprasiu daugiau save, tada išmoksiu bendrauti ir suprasti labiau ir kitus žmonės, tada tie KPI'sai bus tik tai, sakykime, Taps paklusnus. Tiek paklusnus, bet taps, aš kaip turiu pavyzdį, žinai, ar tu nori, kaip ir tikslai yra, ambicingi ir neambicingi. Ar tu nori siekti obolio nuo apatinės obels šakos, ar tu nori pasiekti žvaigždės. Tai žvaigždės nepasieksiu be šansų. Jeigu taip galvoju, tada nieko nebus. Jeigu, sakysim, žvaigždžių nepasieksiu be šansų, geriau sieksiu to obolio nuo apatinės obels šakos. Bet tu gali nepasiekti net to obolio nuo apatinės obels šakos, bet pasieks tai pusę kelio iki to obolio. Ir koks tai bus metras, 2 metrai nuo žemės. Bet jeigu sieksiu žvaigždžių, tai aš galbūt žvaigždžių nepasieksiu, bet aš galiu pasiekti debesis. Tai kas yra aukščiau? Ar 2 metrai nuo žemės, ar debesis 2 kilometrai nuo žemės? Ir dar prie to pačių pakeliui obolį nusiskynęs suvalgysi. Tai, būtent, bet tas yra pirmiausiai nuo savęs supratimo, suvokimo, nes kaip ir yra sakoma, mylėkim, ta prasme, ten kitus, bet kaip aš galiu mylėti ir suprasti, priimti kitą žmogų, jeigu aš nesuprantu ir nemyliu savęs, tokio koks esu. Tai mano suvokimu, pirmiausiai pradedam nuo savęs, suprasti, priimti ir aišku, kas bus, ir tada mums daug lengviau bus suprasti kitus žmonės ir atjaust ir suprasti apie ką ir išgirsti juos, kai tada ir prasidės ir ta empatija ir tikroji lyderystė, kaip aš vadinu, ir tikrai rezultatai eina visai kitokį. Aš tai praėjau su savo komanda ir kur turėjom pavyzdį, įmonė buvo visiškam minuse, kai pradėjau jai vadovauti ir per 2 metus mes šovėm, kaip sakau, Feniksas iš pelenų pakilo. Nes pradėjau dirbti su savim, pradirbinėjau ir tuo pačiu su komanda. Ir viskas, visame kame yra labai svarbu mano suvokimu, žmogiškas ryšys. Kaip mes žiūrim į savo komandą ir į savo kolegas. Ar žiūrim kaip į žmogų, su kuriuo einam kartu, siekiam tų tikslų ambicingų, ar tik žiūrim kaip į darbo įrankį, kuris turi pasiekti KPI'sus. O ką aš dažnai matau, dauguma vadovų žiūri į kolegas tik tai kaip į darbo įrankį, kuris padeda pasiekti KPI'sus. Bet kiek tada žmogų motyvuosi? Didesnių atlyginimų, bonusais, kas yra laikina. Taip. Yra mokslininkų, nusryta 2-3 mėnesiai, viskas, nebemotyvuoja. Bet kuomet turi žmogišką ryšį, supranti, žmogus jaučia tau pagarbą, žmogišką pagarbą, ne iš baimės, ne iš kontrolės, o iš tikrą pagarbą, tada ir supranta, kad siekiam tikslų kartu. Ir tas žmogus, ta komanda dėl vadovo padarys viską, kad pasiektų tos tikslus, kad ir kokie ambicingi bebūtų. Tai va, ką aš darau su vadovais. Kuo padeda? Tai Leonardai, ačiū, kad leidai man tave pažinti geriau, nes tai yra mūsų pirmas toks, mes susipažinom Alekso Monako networkingo klube, bet čia yra mūsų toksai pirmas, sakykime, gilesnis galbūt požiūrio ir tų strateginių akcentų pažinimas. Ir taipogi dėkoju, kad sutikai, kaip sakyti, parodyti save ir leisti save pažinti įkūrėjų klubui. Tai sveikas prisijungęs ir manau susitiksim dar ne kartą. Ačiū tau už kvietimą ir taip, manau, kad susitiksim, nes labai įdomi tema ir man
net kaip sakant, žinai, pats jaučiu, kaip energija kyla ir norisi dalintis, pasidalinti ir labai įdomu būtų išgirsti irgi, prašysiu tavęs, kad kai gausi kokį grįžtamą ryšį iš žmonių, kurie žiūrėjo, tai ką, žinai, ir vat, to pačiu prašymas žmonėm gal, kurie žiūri šį įrašą, kad pasakykit, kokios jums temos yra aktualios, apie ką norėtumėte išgirsti, ką mes galėtumėm pakalbėti, pasidalinti savo patirtimis ir savo nuomonėmis, įžvalgomis. Taip, tikrai. Tad lauksime jūsų klausimų, jūsų temų, galbūt netgi kažkokių tais konkrečių problemų, kurias mes galėtume su Leonardu savotiškai gyvai pagvildenti ir turėti tokį atramos tašką, kuris būtų integracinis, ne tik tais kažkokia tais teorinė informacija. O apskritai vadovų sprinto tikslas yra informacija, kuri yra išgyventa, nugyventa ir pritaikyta, kuri realiai veikia vadovo gyvenime, kuri leidžia adaptuotis ir judėti greičiau. Tad, kaip sakyt, aš atlieku įkūrėjas LT projekte lyderių mobilizacijos funkciją. Ta prasme, tai reiškia, kad aš labai stipriai tikiu, kad esame tais laikais, kad lyderystė nebėra komforto zonoje. Jis yra mūsų pareiga, patriotinė pareiga, pasaulietiška pareiga. Tačiau va čia ir yra, kur atsiranda niuansas, jog tam, kad ta pareiga taptų reali, kad mes realizuotume save kaip lyderius, mes turime veikti. Ir tai yra galimybė, kurią mes galime pasinaudoti. Tad ačiū, Leonardai, kad tu tą galimybę naudojasi ir mokini ją naudotis kitus. Ačiū tau. Iki sekančio. Iki.